Oh, thank you. Nice, nice. Va, šitaip vat iškočioja, dabar čia pridės sūrio su špinatais. O štai va taip gražiai vienas papotėlis sulankstytas kepa. Gražu. O, super. Va, kokia graži darbšti kepėja. Na, patepa, patepa. Labai didelė patalpa. Tai mes tik dabar, šiaip konkrečiai aš pati, tik asmeniškai tik šią dieną pastebėjau šitą kampelį, kur jinai taip gražiai dirba. Čia vadinasi Baltasis baras, čia visą laiką viskas yra užuovėjoje, tai va, jinai pasislėpus šiandien gražiai kepa maistą. Va. O po to dėdė va labai gražiai supjausto, čia vienas toks geras malonus žmogus. Tai leido man dar užsisakyti, nors jau buvo pabaiga laiko, 5 valandų sudaro, kaip dabar va bus 5 valandos. Tai va padarė išimti, sako gerai, sako mes jums paruošim, pavaišinsim. Tai va, mamytė dabar laukia, nu va, atvertė duonelę. Va, kaip gražiai kočioja, matot? Oho, koks tai kruopštus darbas. Kaip greitai viskas susidaro. Gražus staliukas yra specialus. O dabar skaniai ragauti. O, kaip skanu. Yalanı sen vur yüzüme, yalanı sen söyle. Yalanı sen söyle. Yalan mı? Are you baking here each day? Each day here? Every day? Today and tomorrow? At 4 o'clock? Since 12? Oh, 4 hours? 4 hours? 5. 5 hours working. So we will meet tomorrow. Pabandysim gal ir rytoj, nes dar užkandžiauti, pasakė jie rytoj, dar čia dirba. Va, kaip gražiai dirba, va, vėl patepa, va, kad būtų skaniau, kad gražiai blizgėtų duonytė. Bus labai skanu. Va, kaip dirba moteris, va, jau 3 duonelę kepa. Per 2 minutės iškepė 2 duonelės, va, kaip gražu. Aišku, čia panašus kaip blynas toksai. Bet vis tiek malonu. Va, kokia graži. Čia pasistatė savo viską. Na va, paruošė. Šitą duonelį iškepė, va, kepa ir kita. Tai kaip su lazdele gražiai dirba. Va, paruošė tešlą, gabaliuką, atsimatavo, viską mokam. Paprasčiausiai kokį bandelį suvyniojama, pasiruošė stalą su miltais. Va, čia, maigo ir viskas. Automatiškai dirba, jau kokie įgūdus į ranką.